Saulės gimnaziją per Liuciją Veritatim, per šviesą į tiesą, kad šitie žodžiai būtų jūsų gyvenimo pagrindas. Galėdami švęsti šventųjų mišių auką, pirmiausia, atsiprašykime gerai Dievo už kaltes, kuriomis esame. Juosi viešpačiu, mano siela džiūgaus dievų manuoju, nes jis mane rengia išganymo rūbais, siaučia teisybės apsiaustą, kaip sužadėtiniai šventiškai puošia, tarytum nuotaką vėriniais dabina, kaip žemę augina pavasaris, kaip sodą želdina, kas jame pasodinta, taip viešpats Dievas apreikš teisybę ir šlovę. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką. Garbė tau, viešpatie. Jėzaus gimdytoja kasmet eidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Kai Jėzui sukako 12 metų, šventės papročio Išklausyk mus. Viešpatie Dieve, prašome Tave, kad bažnyčia, mokydama ir šventindama, sėkmingai vestų žmoniją į šventumą. Meldžiam Tave, išklausyk mus. Viešpatie Dieve, globok mūsų popiežių Benediktą XVI, apaštalų įpėdinius vyskupus ir jų padėjėjus kunigus, kad būtų tvirti Evangelijos skelbėjai. Meldžiam Tave, išklausyk mus. Viešpatie Dieve, Marijos mokinių tarpininkės meldimu, duok ryžto švietimo ir kultūros darbuotojams savo darbą puoselėti amžinąsias vertybes. Meldžiam Tave, išklausyk mus. Viešpatie, išminties mokytojų, suteik visiems mūsų gimnazijos mokytojams ir auklėtojams kantrybės, išminties ir gerumo atliekant savo pareigas ir sėkmingai mokinių širdyse ugdant gėrį. Meldžiam. Dabar bus šventinama Saulės gimnazijos vėliava. Tepadeda mums Viešpats. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą. Viešpats su jumis. Melskimės Dieve, Tavo galia viskas pašventinama, todėl pašventink šią Saulės gimnazijos vėliavą, kad žodžiai per šviesą į tiesą būtų šios mokyklos mokytojų, mokinių gyvenimo pagrindas. Kelrodė žvaigždė, to prašome per Kristų mūsų viešpatį. Šventino vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios dvasios. Ant tavo altoriaus atnešame aukas, atnešame savo protą, valią ir jausmus, atnešame mūsų
išduok žaislą, kuris kalėdų laike pradžiugins tą, kurio nelanko kalėdų senelis. Priimk Viešpatie mūsų dosnumo ir dalijimąsi su tais, kuriems labiausiai reikia meilės, švelnumo ir supratimo. Viešpatie, aukojame tau duoną ir vyną, visų mūsų darbo vaisių, kurie netrukus taps gyvąja duona, nužengusi iš dangaus, maitinančią ir gydančią mūsų dvasią. Priimk Viešpatie šią ir sustiprink mus, kad vis labiau pajustume esant tik bendruomenės nariai, bet ir mylimi Dievo vaikai. Praeities staiga prisiminimai kažkur tarp vadovėlių, tas klasės nuotraukas labai senas. Ir nors sekundė, kad išplauktų vėliai, lyg iš miglos man tavo šypsena. O klasė atrodys taip kaip buvę, seni suolailė, juoda lenta ir sakinys, lyg užrašytas vakar su ta pačia gramatinė klaida.
diena, mokiniai. Labą dieną, tamsta. Prašau sėstis. Šios pamokos tema 2009-2010 mokslo metų istorija. Prisiminsime ir pakartosime žymiausius šių mokslo metų įvykius. Tad prašau nusikelti į gana tolimą praeitį 2009 mokslo metų rugsėjį. Klausimas. Koks labai svarbus įvykis įvyko rugsėjį mūsų mokykloje? Rugsėjo 1. Na taip, kaip be rugsėjo 1-osios? Gal Europos kalbų diena? Buvo, bet ne. Prašau. Gal pasirašymas mokytojų dienai? Svarbi, žinoma, šventė, svarbus įvykis, bet ne. Gal tu, Viktorija, pasakysi? Aš manau, kad svarbiausias įvykis buvo mūsų mokyklos akreditacija, kai 6 asmenų komisija lankėsi mūsų mokykloje ir visą savaitę stebėjo mokyklos veiklą, kad nuspręstų, ar mokykla gali tapti gimnazija. Visiškai teisingai. Po šios garbingos komisijos pateiktų išvadų mes gimnaziją ir patapome. O dabar, mili mokiniai, prisiminkime, koks buvo nuoširdžiausias, už širdies griebiantis renginys. Gal Halloweenas? Žiguti. Ne. Advento vakaras. Na ne. Gal kalėdinis karnavalas? Jau šilčiau. O gal kalėdinė akcija? Taip, tai kalėdinė akcija. Gal papasakosi išsamiau? Kalėdinės akcijos padėkime tiems, kurių nelanko kalėdų senelis metu. Mokiniai renka lėšas, kad galėtų mažuosius pradžiuginti dovanėlėmis. Nuostabu, vaikeliuk. Kokia tai nuostabi iniciatyva. Koks nuoširdumas. O dabar prašyčiau vardinti linksmiausią ir daug darbo pareikalavusi įvykį. Gal dizainerių šou? Na tai prisimenu sunkiai ir daug darbo įdėjome, bet ne. Šimtadienis? Na ne. Užpustyti keliai į mokyklą? Na ką tu, Žiguti, čia nusikalbi? Kokie dar keliai? Nu kokios pusnys? Na jauna. Tai kas man pasakys? Gal tu, Juste? Gal makulatūros rinkimas, kai 9-8 lenktyniavo? Taip, tu visiškai teisi. Tai makulatūros rinkimas iš viso Šilutės rajono. Taigi 20 tonų surinkome ir 1 vietą laimėjome. Ko toks užsisvajojęs? Kas tu, zuiku, toks širdis spaudžia? O mano įvykis jinai. Ateik apkabinsiu, iš širdį priimsiu, papuošiu žvaigždėtais nakties auskarais. Praeisiu pro šalį, kaip laimė praeina. Nekeiksiu aš savo lemties. Durniau! Nuvaris teiks. Koks durnius, vaikeli? Taigi čia įvykis, čia pavasaris, čia meilė, čia jausmai. O čia dabar kas? Iš kur jūs, panelytė, teikitės parvykti ir tiki pamokos Vilija mūsų čia lietus ir šis Darbštumo? Taip, Juste. Meilės. Ir kūrybiškumo. Labai gerai. Aš jumis patenkinta. Jūs verti gimnazistais vadintis. Dabar galime ir pasvajoti. Prašau, pažvelkite pro langą. Ką matote? Medžius? Inus? Nu taip. Mokinius bėgančius iš pamokų. Kur? Kas tokie? Ir pakvieskime mūsų gerbiamą seniūną Šeputį pristatyti savo globotinius. Labadiena, mokiniai. Labadiena, gimnazistai. Sveiki, miestelio bendruomenė, mokytojai, tėvai. Senai bebuvau klasiai, senai bestovėjau prieš mokinius, prieš suolus, kažkaip tai ima jaudulys. Kai mes dirbom dar mokykloje, gimnazijos vardas buvo tabu. Ir tik tais bėgant metams mes tyliai pradėjom svajoti.
O kodėl nesugrąžinti tą istorijos netektį? Nesugrąžinti gimnazijos statusą mūsų mokyklai garbingai. Bet tai buvo tik tylios svajonės, pasamprotavimai ir kažkur tai prieš 10 metų su šviesos atminties tautodailininku Vytautu Majuru kilo mintis Švėkšnos parke pastatyti gimnazistų suolelį. Pastatyti toj vietoj, turbūt visi vyresnieji žino ją, tai yra Meilės alėja. Šiek tiek tolėliau nuo šitos vietos alėja, kur paslapčia arba atvirai susitikdavo gimnazistai, išreikšdami viens kitam jausmus, turbūt prisipažindami meiliai, ir vyko tas jaunatviškas gyvenimas. Tačiau mums su amžinatilsiu Vytautu šitos idėjos tada įgyvendinti nepavyko. Bėgo laikas, šitą idėją aš laikiau širdį ir džiaugiuosi, kad šiandien šitą tokia kukli mintis įsimylėjusi gimnazistų suolelį pastatyti čia, garbingesniai ir prasmingesniai vietoj. Tai yra šito didingo pastato papėdėje. Šito didingo pastato ir didingo šiandienos, todėl kad šiandien pašventinta vėliava gimnazijos. Pirmieji jūs susivilkote naują gimnazistų uniformą ir šiandien svarbi ir iškili diena. Taigi prieš jūs 2 gimnazistai, bet jie šiek tiek kitokie negu praeities gimnazistai, bet jie tai simbolis atminčiai tų, kurie bėgiojo šitam parke, juokavo, bet jų nebėra. Šitas simbolis šiandieniniai jaunuomeniai, jums, kurie čia leidžiate dienas, čia leidžiate vakarus, o gal sutinkate rytus šitam parke. Ir šitas simbolis yra ateinančiom kartom gimnazijos. Todėl, kad jie abu žiūri vieną kryptim. Į tą kryptį, pro kurią kas rytą ateina mūsų pradinukai. Taigi, jie simbolis ateities. Jie lauks ateinančių kartų į mūsų gimnaziją siekti šviesos ir būti teisingais gyvenime. Taigi, šiandien norime perduoti šitą simbolį dabartiniai bendruomeniai mokyklos. Ir norėčiau pakviesti, čia buvo tik mano idėja, bet visada idėja nieko nereiškia, jeigu neatsiranda gerų žmonių, talentingų, kurie idėją įgyvendina. Tai aš norėčiau pakviesti visų pirma Vytautą Bliūdžių. Žemės rutulys, taigi ateinančios kartos kur kas plačiau žiūri į gyvenimą ir sklinda po pasaulį. Rajono mero Virgilijų. Taigi šitų garbingų vyrų noriu paprašyti, atriškite simbolinę juostą ir įteikime šitą juostą kaip pagarbos ženklą gimnazijos direktoriai ir visai bendruomeniai. Priimkit šią mūsų dovaną jums, mėly gimnazistai, mėla gimnazijos bendruomenė.
ne taip paprastai. Aš už vieno kampo laiko 3. O kaip suorganizavo gerai direktorė. Šaunuolė. Visiškai, tu ne taip, išsirinkit gerai žemą kūrį. Nu, Jėzau, kokia šaunuolė. Gal palaikykit. Aš palaikysiu. Seniūnė, kas kalbėti, ir aš padėkoti, ir meras kalbos. Galit jūs padėkoti. Mėly gimnazistai, mėla mano bendruomenė, mėly svečiai. Ačiū už dovanotą pasitikėjimą. Saulius ir saulė simbolizuoja meilę. Aš kitaip nemoku suprasti. Meilė pirmiausiai žmogui. Meilė darbui. Meilė vaikai jums. Meilė motinos rankoms, meilė tėvystei, meilė Dievui, meilė duonai ir dar daug galiu kalbėti aš apie meilę. Taigi šitokia prasme mes ir priimam, labai nuoširdžiai priimam dovanotą meilės ženklą ir skleisime toliau taip, kaip mokėsime, vadovaudamasi ir mokyklos per Liucę Medveritatem ir gerų žmonių pagalba, kurie visada šalia mokyklos. Ačiū. Manau, kad ilgai galvoti nereikėjo apie pačią mintį. Jeigu soliukas, tai soliukas. Ir norėjus padaryti skulptūros gana novatoriškas tokias, ne liaudės menų tradicijų besilaikant. Tokios lyg tai kirvių kapotos, lyg tai tokios neužbaigtos, kaip ir tie gimnazistai. Jie yra kūrybos fazėje. Kada jie pabaigs mokyklą, gal tada ar gyvenimo vidury kažkur bus pasiekę savo šitų tikslų. Ir dar vienas toks atsakymas turėtų būti, nors kiekvienas gali susigalvoti savo atsakymą. Visi klausia, kodėl jie žiūri ne į mokyklą kažkur. Tai daug kartų buvo paklausta, gal mes čia statėm šitą. Tai aš taip pagalvoju, kad jeigu mes čia simbolizuojam tą jaunimą, tos gimnazistus, tai nėra jų tikslas dėl tikslo būti gimnazijoje. Jų tikslas yra, manau, kad gyvenime ten kažkur toli. Ir jie to, manau. Labai malonu, kad visi tiek daug jūsų. Mintis, nereikėjo nieko daug galvoti. Mintis buvo pačio seniūno, o projektas tai jau skulptoriaus. Nu, o mano nedidelė dalis, kurią biškį šiek tiek pagyvino, tai to projekto elementas. Tai šitas nedidukas, kaip ir medis, kaip ir saulė, simbolis. Labą dieną, mokyklos bendruomenė, Švėkšnos bendruomenė. Iš tikrųjų, seniūnas gerą klausimą uždavė. Tik tiek aš jam galėčiau tiesiai ir atsakyti. Gerbiamas seniūnė, gal norėtumėt grįžti į gimnaziją dirbti? Neatsako seniūnas. O bendruomenė mokyklos iš tikrųjų priimtų. Iš tikrųjų, kaip seniūnas sakė, gimnazija turėjo praradusi vardą laiko tarpą. Iš tikrųjų, mes kaimynai, aš baigiau Veiviržėnų vidurinę mokyklą, mes niekada Švėkšnos saulės vidurinės mokyklos nevadindavom. Mes vadinam visada, kad susitiksim su Švėkšnos saulės gimnazija. Tiek iš mano tėvų istorijos, aš žinau, kad gimnazija visada buvo, tiek mano gimnaičiai mokės šioje gimnazijai, tiek aš šiandien džiaugiuosi, iš tikrųjų, kad tas įrašas yra įrašytas, jis bus visada pas jūs šiandien ir jūs galėsite džiaugtis, kad esat gimnazijos bendruomenės nariai, gimnazijos mokiniai. Iš tikrųjų, šiandien žiūrint į tą jauną bendruomenę, tai yra smagu. Puikiai gali pasakyti iš karto ir nesumaišysi, kad jie yra saulės Švėkšnos. Sėkmės jums. Dėkui už... O jūs tai nepabėkit, jūs atiduokite į ratą. Dėkui už dovanas. Man labai paprasta būti pelėda, nes mane supa iš tiesų puikūs mokiniai ir puikūs mokytojai. Aš iš jų semiuosi išminties, o dar ir tėvai prideda. Mėlyjei mokiniai,
mūsų meilė yra sudėta į puokštes. Ar ne? Mes irgi turime už ką padėkoti, už Saulę ir už Saulių. Prašom. Mėlėjai, šikšniškiai vakar turbūt vakare matėte, kas buvo parke. Parkas buvo nepanašus į mūsų gražųjį parką. Buvo išlaužų miškas. Ir dabar šiandien žiūrėdamas į tas skulptūras, į tą supančią mūsų aplinką, man kilo dar viena mintis, kad šitas simbolis yra ir vakarykščios dienos ir šiandieninio ryto bendro darbo, jaunimo, tėvų, miestelio bendruomenės, didelio bendro darbo su meilė savo parkui, savo miesteliui simbolis. Nes kas buvo padaryta per vakar ir šįryt anksti ryte, tai tikrai nuveiktas didžiulis darbas, išvalytas visas parkas. Ir šiandien dabar gimnazistai laiko turbūt dar virpančią ranką vėliavos kotą, kadangi nuo darbo prieš 4 valandų dar jie laikė šakes, grėblius ir tai gražu ir simboliška. Tegu būna šitas simbolis ir atminimo vakarykščios dienos ir šiandien gražios dienos išaušusio. Būkim kartu su šitais gimnazistais. Ir aš norėčiau pakviesti pabaigai, jūs dabar nebesėdite gimnazistai savo suoluose. Eikit prie šitų skulptūrėlių, glostykit, sėskit, pozuokit, fotografuokitės. Šitie simboliai jūsų. O visų bendruomenės mokyklos vardu noriu pakviesti grįžti į mūsų parką ir mūsų šventė iškilmės tęsiasi toliau.
Mingieji ponai į mūsų dvarą. Šiandien Genovaitės vilos balkone vakaro pradžia. Kviečiame arčiau visus. Ponai, kvieskite arčiau vaikus. Šiandien rieškučiamis semiu prisiminimų smėlį. Laikas susigėrė žemę, praeitį ir dabartį sijojam. Ir tik tai smulkiausias mintis pasilieka mūsų delnuose. Aš kviečiu jūs praeitį paliesti. Ak, Dieve mano, kiek čia ponų ir kaip visiems įtikt. Taurės kur, Jeronimai? Paruošk taurės, burgundiško įpilk. Jeronimai! Jeronimai! Sveiki atvykę, garbingieji ponai. Šio pokylio tema – gimnazija. Šį vakar mes kultūrai atsidėsim. Kazimierai, išskleisk metraštį. Ak, ponai, aš tai norėčiau kleboną Vaitkevičių prisiminti. Jis 1719 metais įsteigė katechetinę pradinio pobūdžio mokyklą. Šilta, jauki, medinė, įkvietė dirbti ir tikėti. Ak, ponai, kelkime taures už meilę, mokslui, žmogui ir tikėjimui. Valiau! Nebūkite nuobodus, ponai. Aš kažko norėčiau kilmingesnio. Kas gali būti gilesnio už tikėjimą ir kas tikresnio už norą mokytis, aš apie progimnaziją kalbu. Tad kelkime taures už progimnaziją, už 1917. Saulės švies, jaunystės adatom. Raidę pieš, suklys užbraus, teisys išspręs. Ko vertas toks gyvenimas be padėties? Tegu jauni, jauna širdim vėl knygą ima, o mokykla visom kaip saulė švies. Gal gimnazisto akį švies, gal čia jauni balsai skambės, gal rankos pirmą raidę pieš, suklys užbraus, taisys išspręs. Gal rankos pirmą raidę pieš, suklys užbraus, taisys išspręs. Gal rankos pirmą raidę pieš, suklys užbraus, taisys išspręs. Žodžiai, siuvėjas ir beraštis ir sergas džiova, o panorėjo šviesai turtą paliko, palikimą šviesų. Koks keistas noras dovanoti pinigus mokyklai pastatyti.
kažko nesuprantu. Gal tai didinga, ponai? Gal garbė? Oho, palikti pinigus mokyklai pastatyti. Kokia šlovė! Gimnazija ir mokykla lyg aišku. O kada jis Saulės pavadinimą įgavo? Ir kodėlgi Saulė? Ha, ne žibuoklė ir ne lelija. Paklausykit, ponai, kaip skamba. Lelija. Atleiskit, ponė, jei galiu paaiškinsiu. Ji negalėjo būti žibuoklė, negalėjo būti lelija, nes 1924-aisiais progimnaziją globoti ėmės Saulės draugija. Aišku, dabar lyg ir supratau. Ačiū, ponė. Švėkšnas siautė gaisras, sudegė progimnaziją su visu inventorium. Ach, ponai, koksai baisus dalykas ta istorija. Na, ko jūs, ponė, taip nerimstat? Juk 1925-aisiais, spalio 28-ąją, dalyvaujant švietimo ministrui ponui Yčui pašventinti gimnazijos naujosios pamatai. O man 1928 patys nuostabiausi, juk pats prezidentas Antanas Smetona atvykęs buvo, o pastatas pašventintas naujam gyvenimui patapo. Ne pastatą, o mokslą, šviesą ir tikėjimą pašventino. Na taip, aš taipgi ir sakau. Pašventino idėjas ir mintis, tikėjimą vaikais ir savimi pašventino. Tai, ponios, į kultūrą kaip į uolą atsiremti ne vienam derėtų. Bažnyčia, gimnazija ir visa tai, kad kultūra vešėtų. Paplokim. Aplankyt, juk tiek kalbėt apie ją. Tad eikim, ponai, eikim. Tad vėliavas rikiuokime. Eime.
Ir įaugame į žemę ir neprarandame šaknų, nežinom, kas likimą lemia, koks tavo kelias iš tiesų. Taip ir išmokstame tikėti medžiais, tikėt šaknim, tikėt paskirtų likimu. O aš vis nepaliausiu tikėt žmogum, tikėt tikrų žmogumi. 2010 metų Birželio 12 dienos šventės pradžią tegu skelbia miestelio vėliavos kilimas virš medžių, virš žmonių minčių. 2010 metų Birželio 12 dienos šventės pradžią tegu skelbia Švėkšnos Saulės gimnazijos vėliavos šūkis per lucem ad veritatem, per šviesą į tiesą. Miestelio vėliavą pakelti šiemet suteikta garbė mokiniai Adomo Petro Jaso lituanistinės premijos laimėtojai, tautiškumo premijos laimėtojai Justinai Kažukauskaitei. Ir kartais taip atrodo, jog viskas mums eikėta likimu. Jis kelia pavargusi, jis veda ateinantį. Ir taip viskas brangu, ir lapas šlamantis medžio viršūnėje, ir saulė tekanti ir nusileidžianti. Ir kiekvienas žmogus per pasaulį einantis. Kviečiame pagerbti tylos minutę Švėkšnos Saulės gimnazijos direktorius, mokytojus, mokinius ir visus geradarius išėjusius mokykla. Iš praeities dar apsigobusi miglų skara, tu laimini vaikus dosne ranka. O motin mokykla, po tava ranka svajonės gimsta, kelionės naujos tiesias, po tava ranka. Dėmesio, gerumo pamoka. Kviečiame Europarlamento narį gerbiamą Zigmantą šūkį per lucem et veritatem, per šviesą į tiesą. Mėly kraštiečiai, gerbama Švėkšnos bendruomenė, mėly taip gausiai susirinkę svečiai, gerbiami savivaldybės vadovai, Seimo nariai, aišku, gimnazijos vadovai, mokytojai, mokiniai, tėveliai ir daugelis kitų čia šiandieną, kurie susirinkom į šitą gražią šventę. Pirmiausia, noriu padėkoti bendruomeniai, mokytojų kolektyvui, vadovai,
kad pakvietėt sudalyvauti šitą. Į pamoką atvyko dar vienas garbus žmogus, Seimo. Bičiuliai, iš tikrųjų sveikinuosi jau antrą kartą su jumis. Šiandieną, kas nebuvo tame renginyje prieš tai, kuris truko keletą valandų, iš tikrųjų prisiminiau visą vaikystę, prisiminiau šventės be mūsų seniūno. Gerbiamas Alfonsai, kviečiu tave į sceną iš tikrųjų, nes tau reikėtų irgi labai padėkoti seniūno už Alfonsą. Tikrai nėra, žinokit. Idėja šitas žmogus kupinas ir pilnas yra. Gero likusio vakaro. Aš manau, aš tikiu, aš žinau, kad paėmęs tu knygą tyliai tobulėji, verti knygos lapą po lapo, matai istoriją, gimnazijos, matai savo šeimos, savo tautos likimą. Labai daug puikių žodžių apie mokyklą ir bendruomenę išgirdome iš Klaipėdos apskrities viršininko administracijos, švietimo priežiūros skyriaus vedėjos Birutės Banevičienės bei mokyklos akreditavimo komisijos. Apie keletą žodžių, pastebėjimų apie mūsų mokyklą tarti mokyklos ir miestelio bendruomeniai. Labadiena, gerbėmieji. Iš tiesų, didžiulis džiaugsmas šiandien dalyvauti Švėkšnoje šitokioje nuostabioje šventėje. Šventėje, kurią kuria pati bendruomenė. Brangiai, iš tiesų 2010-ųjų, birželio 12 šiandien nuskambėjo keletą kartų prie Genovaitės vilos, įprasmindama ir įvardindama nepaprastai gražią, turtingą ir prasmingą brandžią šitos bendruomenės, būtent mokyklos gimnazijos istoriją. Norisi dar kartą kartotis ir kartotis, kad tik tai toje žemėje, kur dirba pasišventę žmonės, kur dirba labai atsakingi mokytojai, kur yra nepaprastai susirūpinę rūpestingi tėvai, iš tiesų auga jaunas žmogus apglėbtas visų jūsų ir dėl to šiandien tai istorinė tiesa yra skelbiama. Mums taip dovanojo likimas, kad pagal dabartinius švietimo dokumentus valstybinė švietimo priežiūra buvo atsakinga už mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditaciją. Ir šiandien labai atsakingai galime liudyti ir sakyti, kad didžiulė padėka už pasišventimą mokyklos vadoviai, jos pavaduotojoms, nepaprastai nuoširdiems, labai kvalifikuotiems, išmintingiems, be galo mylinčiais vaikus mokytojais. Didžiulė laimė, kad šitoje žemėje yra iš tiesų, kaip ir paminėjo gerbiamas Seimo narys, šitoks seniūnas ir jo bendruomenė, kuri taip sutelktai kartu padėjo siekti gimnazijos tiesos atstatymo. Prisidėjo, kaip direktorė minėjo, susitikimuose su mumis. Tai pirmiausia, gal kviesime pasirašytus padėkos raštus atsiimti švietimą. Darbą mokytojams ir 1926 metų abituriento Liudviko Juraškos dukrai Eugenijai Juraškaitei Murauskienei, gyvenančiai Šilutėje ir toliau puoselėjančiai trapų magnolijų grožį. Gerbiama Eugenija vieną magnoliją dovanojo mūsų mokyklai. Ji pasodinta prie skulptūros gimnazistai. Išlieka matino lauko
Geras klausimas. Špargalkės neturit? Ne, neturim gaila. Gaila. Labas vakaras, gerbiamas Europarlamente, Seimo nariai, gerbiamas seniūnė, svečiai, Švėkšnos bendruomenė. Po tokio gero atlikto dainavimo tikriausiai šventė jau prasidėjo. Ir sveikim kalbų nereikėtų besakyti, nes ir taip šventė bus gera. O iš tikrųjų norėčiau pakviesti mokyklos direktorę. Įprastų laiko. Tikriausiai pagrindinė šventė šiandien yra, kad sugrąžinta teisybė. Per mūsų biurokratiją tiek Seime, tiek vyriausybėje, šiaip ne taip, bendruomenė savo vardu atgavo savo gimnazijos vardą. Dėkoju bendruomeniai, dėkoju mokyklos bendruomeniai, iš tikrųjų jūs parodėt, kuo esat verti, kuo buvot verti ir kuo būsit verti. O šį paveikslą nuo mūsų savivaldybės norėtum įteikti mokyklos direktoriai. Kai jūs pasižiūrėsit į jį, daug ką pamatysit, o paskui pasakysit mums. Jūs nepasakėte, gerai atsakiau, negerai atsakiau. Žinoma gerai. Tai viskas gerai tada. Statusas yra. Suremontuota atrodo beveik viskas, kas tik įmanoma buvo. Jeigu aš girdėdavau savo mamos prisiminimus, kuri yra irgi lankiusi šitą gimnaziją karo metais ir pokario metais, tai buvo šiek tiek kukliau viskas. Tai aš jau šiandien sveikindamas su šia puikia švente, su gimnazijos vardu, tikrai prašysiu mokyklos direktorę Dalią Dirgelienę, kad tie norai būtų tokie labai nedideli, o mokyklą pradinę tikrai suremontuoti. Jūs nepasakėte, gerai atsakiau, negerai atsakiau. Žinoma gerai. Tai viskas gerai tada. Statusas yra. Suremontuota atrodo beveik viskas, kas tik įmanoma buvo. Jeigu aš girdėdavau savo mamos prisiminimus, kuri yra irgi lankiusi šitą gimnaziją karo metais ir pokario metais, tai buvo šiek tiek kukliau viskas. Tai aš jau šiandien sveikindamas su šia puikia švente, su gimnazijos vardu, tikrai prašysiu mokyklos direktorę Dalią Dirgelienę, kad tie norai būtų tokie labai nedideli, o mokyklą pradinę tikrai suremontuosim, ten labai nedaug beliko, jau tarybos sprendimas yra priimtas. O visiems švėkšniškiams. Aš sveikinu Švėkšnos miestelio bendruomenę, bet ypač norėčiau pasveikinti Švėkšnos Saulės gimnazijos bendruomenę. Ir atvykęs į Švėkšną girdėjau diskusijas. Jos vyko taip, aktyviai, dabar ir meras dar pasakė, kaip tai yra atsitikę. Ar gimnazijos statusas buvo suteiktas ar atgautas. Aš vis dėlto patikslinsiu, kad gimnazijos statusas buvo suteiktas. Švėkšnos Saulės vidurinė. Džiaugiamės mes visi, vat ir apskritis kalbėjo, iš tikrųjų buvo malonu girdėti daug gerų žodžių apie Švėkšnos Saulės, dar tada buvusią vidurinę mokyklą. Tai aš nuoširdžiai sveikinu su gimnazijos statuso suteikimu. Ir tikiuosi, kad Švėkšnos Saulės gimnazijos vardas garsės Šilutėje, Lietuvoje ir ne tik joje. Sėkmės jums visiems. Taip pat, naudodamasis progą, norėčiau padėkoti Švėkšnos Saulės gimnazijos mokytojams ir pakviesčiau Alfonsą Šimkų, Švėkšnos Saulės gimnazijos istorijos mokytoją, metodininką, už kruopštų atsakingą pedagoginį darbą, bendruomenės iniciatyvų palaikymą, mokyklos tradicijų puoselėjimą. Vis aplanko apie šiandieninę mokyklą. Man mintis tai, kad aš parvažiavau namo per šią mokyklą. Ta mokykla mane išmokė, kaip reikia dirbti su kolektyvu ir išmokė pasitikėjimo. Į šitą mokyklą paskirtas buvau nepažinęs nei vieno mokytojo, nei vieną studentą, su kurio kartu mokėmės institute. Ir atvažiavau 25 rugpjūčio tiesiai į
konferencija rajono, dar priekulės. Va ir tada sekretorių, kuris padėjo būti mano šefu. Mokykla pastatyta buvo nelengvai ir kaip priestatas, be jokių baldų, bet pavyko viską. Mintys yra pačios nuostabiausios apie dabartinę mokyklą. Noriu pasveikinti visus švėkšniškius, abiturientus, kurie baigė prieš, čia mačiau, prieš 70 turbūt metų. Ir palinkėčiau, kad susitikimai mūsų vyktų jau dabar paskutiniais metais, 99 praėjo, kaip mes mokomės Švėkšnos vidurinėje, o dabar Saulės gimnazijoje. Aš noriu pasveikinti visus švėkšniškius, visus svečius, kurie šiandien atvyko į mūsų šventę. Na, o čia buvo klausimas apie mokinius. O mokiniams dabar ypatingai suteikus gimnazijos statusą reikia labai pasistengti ir būti tokiems smetoniniams, kaip anksčiau, kad sakydavo, kai nuvažiuodavo stoti mūsų moksleiviai į aukštąsias mokyklas, tikrai Švėkšna visada būdavo kurikus, jeigu čia jie yra. Visus švėkšniškius gi aš išaugau čia. Čia gimiau, čia ir gyvenu. Mane pažįsta visi ir aš visus labai gerai pažįstu. Ką norėčiau pasakyti? Aš perėmiau iš direktoriaus Černiausko tą postą, pavaduotoja buvau, abu sėdėjom vienam kabinete. Ar jūs įsivaizduojat, kad žmogus iš direktorių išmetamas todėl, kad pavogiami šautuvai? Ir tai buvo antras kartas, pirmas tai buvo iš čia pavogti. Šiais laikais jau turbūt mokinys nebe tas, jis mandresnis už mus. O svečiams, kurie pagerbė mus čia, linkiu taip pat sėkmės. Istorija tą tegu pasako. O aš noriu pasveikinti visus svečius. Iš tiesų, didelis įvykis. Nei vienas, visiškai nei vienas žmogus neatsakė. Esate visi, kuriuos mes kvietėme, kuriuos kvietė mūsų komanda. Aš džiaugiuosi, tai didelė šventė. Aš ploju jums. Mėlieji mokytojai, sveikinu. Kaip ilgame rožančiuje, beveik 8 metus kartu. Paskutinius 3 ypatingai susėmė, dėliojome darbą po darbo, kad šiandieną galėtumėm švęsti. Jūs stiprūs žmonės. Mano mokytojai, jūs gražūs žmonės. Jūs verti mokytojo iš didžiosios raidės. Jūs verti šiandieną šūkio per liucem et veritatem. Mokiniai, kas tąsias mokyklas, tikrai Švėkšna visada būdavo kurikus, jeigu čia jie yra. Visus švėkšniškius gi aš išaugau čia. Čia gimiau, čia ir gyvenu. Mane pažįsta visi ir aš visus labai gerai pažįstu. Ką norėčiau pasakyti? Aš perėmiau iš direktoriaus Černiausko tą postą, pavaduotoja buvau, abu sėdėjom vienam kabinete.
Ar jūs įsivaizduojat, kad žmogus iš direktorių išmetamas todėl, kad pavogiami šautuvai? Ir tai buvo antras kartas. Pirmas tai buvo iš čia pavogta. Šiais laikais jau turbūt mokinys nebe tas, jis mandresnis už mūsų. O svečiams, kurie pagerbė mus čia, linkiu taip pat sėkmės. Istorija tą tegu pasako. O aš noriu pasveikinti visus svečius. Iš tiesų, didelis įvykis. Nei vienas, visiškai, nei vienas žmogus neatsakė. Esate visi, kuriuos mes kvietėme, kuriuos kvietė mūsų komanda. Aš džiaugiuosi, tai didelė šventė. Aš ploju jums. Mėlieji mokytojai, sveikinu. Kaip ilgame rožančiuje, beveik 8 metus kartu. Paskutinius 3 ypatingai susėmė, dėliojome darbą po darbo, kad šiandieną galėtumėm švęsti. Jūs stiprų žmonės. Mano mokytojai, jūs gražų žmonės. Jūs verti mokytojo iš didžiosios raidės. Jūs verti šiandieną šūkio per liucem et veritatem. Mokiniai, kas būtų mokykla be jūsų? Ar jūs šiandien tokie tylūs, ar jūs sušalę, kad aš jūsų negirdžiu? Ar jūs esate? Aš vis tiek jūsų negirdžiu. Vadinasi, sušal, va dabar jau girdžiu. Aš jumis didžiuojusi, jūsų darbais, jūsų idėjomis. Aš didžiuojusi jūsų pasiūlymais. Aš didžiuojusi tais, kurie išėjo ir va dabar ten stovi. Ir tais, kurie šiandieną pirmą kartą apsivilko garbingai gimnazisto švarką. Bendruomenė. Tokioje bendruomenėje, kai yra tokie tėvai, dirbti mokykloje nelengva. Kokią jūs šviesą nešėte, jeigu šiąnakt iki 12 valandos bendruomenė valė parką po audros, kad matytųsi saulė ir šviesa. Kokie jūs tvirti ir kokie jūs gražus, ir niekas talkos neskelbė. Kokie jūs puikūs mokiniai šiandieną. Šalia tave mylintis vienas žmogus. Ir vėl sugriuvo tavieji planai, tu norėjai kitaip, bet juokauti nenustoja dangus. Iš naujo viską pradėk, jei tiki, lieka tie, kas praeina vargus. Ir jei kažko mes netenkam staiga, mums atrodo šis pasaulis prieš mus. Bet kaip gerai stovi šalia tave mylintis vienas žmogus.